Šalia manęs yra 30 metų senumo pirmoji PlayStation konsolė. Aš savaitę laiko sugrįžau 90-uosius. Tai kaip padavė pikselių? Papasakosiu svarbę trumpą atsiradimo istoriją, kaip įsijungė, koks pojūtis žaidžiant ir ar ši konsolė jaučiasi pasenusi. Oi, nubleba jau 2024. Tai kaip ši konsolė jaučiasi 24 metais? Ką tik grįžome iš Maksimos. Šiandien radau skelbimą ir per valandą laiko paimu tą PlayStation 1. Mes čia turim komplektaciją ir bandysime pajungti, nes aš pats kiek žinau, tai HDMI kišasi, o čia nebus HDMI. Čia ne tie laikai dar. Pirmą gauname pultelį. Oh my god, čia dar su laidais. Maitinimo laidas. Opa, pati konsolė. Šiaip atrodo tikrai gan geros kokybės. Aš ją pas labai gerai apsižiūrėjau. 30 metų daiktas gali visko matyti. Būna nuo saulės nublokimų, bet tokia originali spalva išlikus. Tikrai gan geros kokybės PlayStation paėmiau. Aišku, hibridai dar aš pats nežinau, ar jisai veikia. Aš netestavau jo niekur. Tai mes ištestuosim, pažiūrėsim, kaip jaučiasi pojūtis. Jo, daug iššūkių laukia. Turime antrą pultelį, analoginis. Keistas, žiauriai mažiukas pultelis. Su štu dar mokėsim žaisti, su štu nežinau. Ai, aišku, dar memory kortelė, kam tam memory kortelė? Atminties kortelė, žodžiu. Nerašo kiek gigabaitų arba megabaitų. Niekaip nepavyksta sugrįžti į praeitį. Ir tų laikų HDMI hibridė. 3 tokie kabantys vietoj HDMI. Ir aišku, diskų. Jo, surinksim 500 laikų. Kitame video aš testuosim visus šitus žaidimus, kas veikia, kas neveikia. Pirmasis kada nors pagamintas PlayStation - tai vienintelė sistema sukėlusi revoliuciją visos kartos žaidimuose. Tai vienintelė konsolė, dėl kurios Sony tapo didelė tvirta kompanija ir jėga. Pristatydama iki tol dar nematytą 3D grafiką, PlayStation iš tiesų tapo pirmoji revoliucijos pradininkė. Konkurentai tokie kaip Nintendo ir Sega pramonės šakoje PlayStation 1 išsiskyrė sukeldama naujoves žaidimų srityje. Parduodama daugiau nei 100 milijoną konsolės kopijų, Sony iš tiesų iškovojo medalį žaidimų versle. Tačiau vis dar pasitaikydavo kelyje visokiausių kliūčių. Išleidus PS1 baigėsi klasikinių Atari ir Sega arkadinių konsolių gyvavimo laikotarpis, o žaidimai įžengė į modernę erą. Tai PlayStation 1 yra viena geriausiai parduodamų žaidimų konsolių ever. Pajungimas. Aš dabar pats išmoksiu pajungti ir dar jūs pamokinsiu, kaip pajungti. Turime 3 jungtis. Iš kampų tai va šitas vienas gal biškelį, toks mini pabraukimas. Idealus stovis, dėsim į kolekciją. Šitą įkišt. Ir va turime originalų AV laidą, rodo net PlayStation. Liko sujungti tik šitus. Aš kaip pats V turėjau, tai tiesiog kokios spalvos jungtis į tą ir kišam. Čia šiaip naujesnis telikas, tai nežinau, ar turės tokią jungtį. Nu šiaip jo būtų prikolas, tai dar analoginį teliką reiktų pirkti. Turėtų veikti. Ave Marija, karočią. Va, kiek žinau, šitas spaudžiasi. O, kaip smooth, žiūrėkit. Dažniausiai šių konsolių problema yra lazeris. Man atrodo, šitas skaitytuvas, jisai sugenda ir išmes konsolę. Kiekime, kad to nebus. Aš iš karto buvau nusižiūrėjęs. Gran Turismo, va, hibridė. Taip. Jungiam teliką. My god, veikia. Eik tu savo, žiūrėkit, ir net visas Full HD. Keista, ne? Visa rezoliucija, žiūrėkit, suėjo. Start the game. Parašyk į komentarus, kokią tu seniausią konsolę esi turėjęs. Gal kažkokią juokingą istoriją atsimeni, gal kažkokį žaidimą labai gerą atsimeni. PlayStation 1 istorija būtų tam tikrų keblumų, nuo viena iš jų buvo su Nintendo partnerystė. Na, matote, iš pradžių konsolėje turėjo vadintis Nintendo arba Super Nintendo kaip kompaktinių diskų skaitytuvas, kuriame vietoje žaidimams būtų naudojami nebe kasetės, o diskai. Nes jau tais laikais kompaktiniai diskai buvo tikra mada, na ir Sony davė tą idėją Nintendo. Šių kompanijų partnerystė žlugo, nes Sony norėjo paimti didžiąją dalį Nintendo pagamintos sistemos pardavimų. Tais laikais didžiąją dalį sistemos kurdavo Sony, buvo labai gerai žinoma kaip televizorių garseklių pardavėja, nuo žaidimų sferoje neturėjo patirties, todėl kreipėsi į Nintendo. Sony norėjo įsitvirtinti sparčiai besiplėstančioje vaizdo žaidimų rinkoje. Sony buvo pirmoji kompanija gaminusi CD priedus ir buvo pirmoji bendrovė gaminusi savo žaidimų techninę įrangą. Nors Nintendo pirmavo žaidimų sferoje, o Sony norėjo perimti licencijas, norėdami apsaugoti esamą Nintendo licenzijavimo struktūrą, Yamauchi slapta atšaukė visus planus dėl bendro Nintendo ir Sony Super Nintendo kompaktinio disko priedo. Taip pat Yamauchi nusiuntė tiesioginę sutartį su Philips, kuri taip pat buvo didžiulė Sony konkurentė. Na ir turbūt visi žinote, kuo tai baigėsi. Ogi 1994 Sony išleido
pirmąjį PlayStation 1 Japonijos rinkoje. Japonija sulaukė didžiulės sėkmės, nes per pirmą pasirodžiusią dieną jau pardavė 100 000 vienetų. Na ir aišku, kompanijai prasiplėtus, pradėjo žiūrėti Amerikos rinką ir lygiai po metų, tai yra mažiau nei po metų, rugsėjo mėnesį 95 metais išleido ir Amerikoje. Ir po mėnesio jau taip pat pardavė irgi antrą kartą pasikartojusį skaičių 100 000 vienetų. Ir su šiuo skaičiu jau Sony laimėjo konsolių karą. Iki gyvenimo pabaigos jau buvo parduota 100 milijonų vienetų, o po 11 metų PlayStation 1 sėkmė lėmė dėl tam tikrų išleistų žaidimų. PlayStation 1 turėjo 32 bitų procesorių, kurio taktinis dažnis buvo 39 MHz. Tokį matavimo vienetą iš vis pirmą kartą girdžiu, tai nežinau, net gerai ištariu. Jame buvo 2 MB operatyviosios atminties ir 1 MB vaizdo operatyviosios atminties. Jis galėjo atvaizduoti 16,1 milijoną spalvų. PlayStation 1 taip pat turėjo 140x480 raišką, kas yra tarp 300p ir 480p ir 16 bitų 24 kanalo PSM garsą. Ir šios specifikacijos išpušino 3D formato vaizdą, kas buvo nerealu perkant konsolę už 299 JAV dolerius. Mano pirmas modelis yra originalus PlayStation su 2 DualShock pirmais valdikliais, vienas su analogais, o kitas tik su mygtukais. Konsolės dizainas labai geras, su ikoniška pilka spalva. Net ir šiuolaikinės konsolės išleidžia limituotus modelius, kas galima įsigyti būtent tokios spalvos konsolę. Ji buvo elegantiška, joje išliko pagrindiniai elementai, tokie kaip įjungimo turn on, atsistatymo reset ir įstūmimo mygtukas diskams. Ši dėžutės forma turi iš apvalintų kraštų išvaizdą. Konsolė turi šonuose esančias ventiliacijos angas, padedančiams užtikrinti aušinimą. Taip pat turime iš viršaus CD skaitytuvo dangtį, kuris buvo firminis konsolės vaizdas. Man patinka PlayStation 1 dizainas, jis yra aptakus ir minimalistinis. Taip pat buvo išeista plonesnė ir apvalesnė PlayStation konsolė. Ir jinai neturėjo tokio ikoniško vaizdo ir nelabai kas ją atsimena. Originalioje PlayStation 1 buvo komplektuojamas su PlayStation valdikliu, kuris iš pradžių neturėjo analoginių lazdelių, turėjo tik mygtukus ir tai yra lengviausias PlayStation pultelis nei bet kuri su analogais versija. Vėliau rinkoje atsirado DualShock 1 su analogais, kad žaidėjas galėtų lengviau įsitraukti į žaidimą ir pajusti viską, kas vyksta žaidime. Keisčiausia tas, kad kai kuriuose žaidimuose neveikia analogai, o veikia tik tai mygtukai, kas yra labai nepatogu. Pirmą kartą paėmus į rankas po DualSense pultelio, tikrai jaučiama, kad jis mažesnis tiek per ilgį ir tiek per plotį. Ir turint tokias rankas, nėra patogu apgaubti visom rankom. Turit kažkiek apgriebti oro, negalit sugriebti viso pultelio. Nes šonai yra tiesiog per trumpi. Bet pažaidus kelias valandas priprantama, nes svorio nėra daug, kad reikėtų jį tvirtai laikyti. Labiausiai, kas man asmeniškai nepatiko perint iš PlayStation 5 į PlayStation 1, tai kad triggeriai jie yra tiesiog mygtukai. Tai žaidžiant kažkokį šaudymo žaidimą, ne kažką. Kadangi šis dizainas buvo toks pats dizainas ir vėlesnėse PlayStation konsolių kartuose, tai beveik nieko kito ypatingo ir negalim ir papasakot. Bet taip pat nuo šio pultelio prasidėjo šių visų pagrindinių įdomiausių žaidimų pagrindai, kurie iki dabar gyvuoja, kaip pavyzdžiui ir GTA. Crash Bandicoot, Gran Turismo ir kiti labai įdomus žaidimai. Jo, iš karto toks 90-ųjų vaibas, tokia muzikėlė. Šiaip aš galvoju, turėtų labai senoviškų mašinų būti. Tokios pievos ir čia tipo geriausia klasė. Operis, Romini Cooperis yra. Studento mašina, bet tais laikais ir ypač toj sekcijoj, čia tų sportinių mašinų GTI, tai čia jau į Gran Turismo galima kišti. Ročios autobusų driftinsim. Jesus, pažiūrėkit tos grafikos. Oh my god. Ko man įsigazuoja? Ai, turim tai? Karočią, hebra, gazas yra X-as. Pirmą kartą gyvenime ant mašinos spaudžiu gazą kaip X-ą. Kaip man driftint? Tai aš jau paskutinis. Bet bent jau padriftinsiu. Jo, vibracija iš karto jaučiu, kad veikia tik 2 motorai, bet jie tokie galingi motorai. O Skyline'as GTR'as yra šitas. Tais laikais Skyline'as jaučiu vertė buvo kaip kokie 50 PlayStation 1. O dabar kaip reikia, duodam gazo. Dar kaip driftina šitą mašiną. Žinokit, grafika, fizika, kaip tų laikų žaidimo, jo papa, kaip tikroviškai. Jauti, kad tu sukimposukė, ar tu turi biškį prilėtint arba labai driftint. Ką hebrytė, ne čia ką žaist, savim tikrai čia nežaisim, tai ačiū, kad žiūrėt. Padarom 3 ir opa, labai smagu. Na hebrytė, išvados, išvadėlės. PlayStation
PlayStation 1 konsolė bei jo žaidimai buvo vieni geriausių ir sukūrė pagrindus būsimiems žaidimams, kuriais šiandien visi mėgaujamės. Dar 2024 metais tikrai nerekomenduoju įsigyti šią konsolę, nes tai yra tiesiog jau akmens amžiaus produktas, bet beje buvo keli žaidimai, kurie labai patiko ir užkrovė dopamino net ir šiais laikais. Bet šis dizainas, šitas pojūtis, tai yra privaloma kolekcija PlayStation fanams ir visų kitų retro mėgstamų žaidimų fanatikams, nes tai yra revoliucinis, ikoniškas produktas. Suprantat? Pilka spalva. Šita spalva, kokia jinai graži. Aš asmeniškai įsigiau, nes norėjau pats išbandyti žaidimus, kurių gyvenimų nesu žaidęs, o žaidžiu naujesnius, o tų pirmųjų versijų nesu išbandęs. Ir tai irgi yra mano pirmojo konsolė, bet tais laikais aš buvau mažiukas, 5 metų berniukas, ar kiek man metų buvo. Aš nesupratau, ką žaidžiu, ką aš ten spaudžiu, bet aš atsimenu, kad žaidžiau Tarzaną. Tarzanas, 2D grafika ir man kažkaip, nežinau, ar patiko, nes nesupratau, ką žaidžiu. Nuojasi tas žmogus, perikupas, taupaliukas. Tu gali įsigyti PlayStation 3, gali įsigyti PlayStation 2 ir jie taip pat skaitys PlayStation 1 diskus. Tiesa, nuo PlayStation 4 jau nebeskaito. Nuo PlayStation 5 galima žaisti, bet reikia įsigyti PS Plus, ten extra super duper PS Plus prenumeratą, kuri daug kainuoja. Tai man atrodo pigiau įsigyti PlayStation 1. Tačiau jei tikrai nori iš naujo patirti 90-ųjų metų žaidimus su analoginiu televizoriumi ir originaliu DualShock 1, tuomet tikrai verta pirkti. Tai yra tikrai revoliucinė konsolė, kuri iš arkadinio žanro įvedė į modernę kultūrą. Na, chebrytė, tikrai dedu daug darbo šį vaizdo įrašą, tai nepagailėkit laiko ir subscribe. Na ir pakomentuok, kas labiausiai patiko apie šį PlayStation 1 konsolę. Gal kažką praleidau, būtinai parašykit komentarus. Na, esu jumis buvau Šioris ir sutiksime greitai, labai greitai. Iki.